Sveiki visi. Taip, Jėzus, kai vaikščiojo, savo misiją atlikinėjo, jis labiausiai piktindavosi tai fariziejais, sadukėjais ir juos įvairiai vadindavo arba balintais karstais ir jechidno jaunikliais, gyvačiokais ir velnio išperom, įvairiai ten jis juos skalbė ir vat įdomu, tai jiegi žinojo penkiaknygę fariziejai, kai kurie atmintinai net, religijas, kaip sakant, išpažinėjai ar ne, bet Jėzaus jie nematė. Bet šventosios dvasios jiems buvo uždengta, jie nesuprato, kad prieš juos Mesijas stovi. Jėzus ne vienoje vietoje yra pasakęs, kad negali pamesti tos pirmosios meilės vadinamos, tai Dievo žodis yra. Ir jeigu mes nuo jo nutolstam, nuo šaltinio, gyvojo šaltinio, tai tos meilės ir to supratimo nėra. Ir šventoji dvasia ateina, kai žmogus būna Dievo žodėje, Dievo žodė. Tada ateina šventoji dvasia ir padeda žmogui, duoda supratimą didesnį. Ir dar tam toks momentas yra, kad kai kurie žmonės, krikščionys, save taip vadina, jie skaito, kad jau tūkstantmetė karalystė jau dabar čia. Reikėtų įdėmiau skaityti Bibliją, tiesiog įdėmiau skaityti Bibliją, dėl to, kad pradžiai turi apsireikšti pražūties sūnus. Tai yra antikristas. Tada jo valdymas bus ten keletą metų ir paskui ten jis bus, paskui viešpats jį patvarkys, kaip sakant, bet ne atvirkščiai. Nes jeigu jau sakot, kad dabar tūkstantmetė karalystė yra čia tarp mūsų, tai kur pražūties sūnus, kur visi tie įvykiai, kur aprašyti, tai kaip ir, ar vieniem tie įvykiai jau jos mato, kiti dar ne, čia taip nebus. Čia bus tas pats kaip su Jėzaus atėjimu, čia nebus, kad vieniem kažkuriem pasakė, kad jau yra tūkstantmetė karalystė, o kitiem dar kažkaip nepasakė, ir jie vargu. Tai tiesiog reikia įdėmiau skaityti žodį, nepridėti nei savo, nei atimt savo, nes Biblija sako, kad kas pridės arba atims, tas bus prakeiktas. Čia jau, kai sako, toks labai rimtas dalykas, čia su to nepajuokausi, kaip ir patys suprantat, ne? Tai turėkite pirmąją meilę, būkite Dievo žodį, mylėkite Dievo žodį. Šventoji dvasia parodys, aiškins, jau kol nesuprantat. Skaitykite dėmesį, nes, sako, aš esu duona nužengusi iš dangaus, gyvoji duona, Jėzus taip sakė. Tai jo žodis yra ta gyvoji duona. Taip kad laikykitės tų dalykų, nes mes galim daug ką interpretuoti ir daug ką kaip galvoti, bet Dievo žodis vienintelė neginčiama tiesa, sakot, tai va. Amen.